Važiuoja apsauga. Važiavom. Ką, už mūsų toks vaizdelis. Žinot, kaip sako, su baimėm niekados negali gyventi. Tai vieną iš tų baimių pabandysim šiandien įveikti. Prieš mane bokštas, bokštelis, antena, 230 metrų aukštis. Dėl ko labiausiai nerimauju, tai dėl to, kad žinom tiksliai, kad atvažiuos apsauga. Bent jau taip galvojam, nes stovi 2 judesio davikliai. Pirmą daviklį mes jau liudysim tada, kai šoksim per pačią tvorą. Jau tada bus įspėjimas gautas, tai bandysim kuo daugiau užsilipti viršų. Ir užsilipusi viršų, kai jau apsauga atvažiuos, taip tyliai pabūt. Tolumoje va matosi palyda mūsų stirnos. Kaip tavo nuotaikos? Aukštai. Aukštai. Aš kiek žinau, kad vienas daviklis čia pačioj pradžioj, o kitas daviklis biški palipus aukščiau, tik dabar neaišku kokiai vietoj. Čia va. Suveikė jau. Nejaučiu pirštų. Gal niekas į neatvažiuos? Jo, atvažiuoja apsauga. Ne, čia tai pamatys. Apsimesim, kad negirdim. Linkėjimai šniokai. Už tai nes davė šitą idėją, kad kai atvažiuoja apsauga tyliai pabūt. Liuks, pasiteisina. Dabar jau galim neskubėti. A ten, va, važiuojama du šėlis. O, man reikia pagalbos čia. Ne, čia pabaiga, o. Laikausi. Op. Jis toks irgi žinau. Nu, tai užlipsim, pataisysim. Nu ką? Tak, maladėt. Pavarim. Gal ne taip ir aukštai atrodo? Žiūri toli. Jo, jeigu žiūri... Pasakyk, kaip tavo įgyvendinta svajonė? Na, jis iš tikrųjų senai svajota. Žinai ką? Kai aš matydavau, kaip kiti kelia video, pamatydavau šito, visada sakydavau, ateisi, va taip, kai užlipsiu kažkada. Jo. Iš tikrųjų. Nežinau, tiesą sakant, buvo ką vykta, neužlipti. Lip, atrodo, nesibaigė, bet vaizdas tai pasaka. Tai dabar nežinau, kada mes pradėjome lipti, esu viską užfiksavęs, bet šiuo metu po 7:35 pasaka. Tai va, dar paminėsiu, kad išpildėm svajonę vieną. Nepasiduokit dėl svajonių, man pačiam buvo nemalonu lipti, bet... Buvo verta. Jo, kaip sakoma, kitokie vaizdai, tai... Didžiausias priešas buvo čia. Va čia, va teisingai. Čia priešas didžiausias, bet tuo pačiu tas priešas ir apsaugo nuo tam tikrų... Jo, negalima, kad jauties saugiai, tai nereiškia, jo gali lipt bet kaip. Tai saugokit save. Siaupas. Kas čia mane... Kolega pasižiūrėjo į apačią, tai įsigando biškį. Aš nelabai suprantu, kas čia mane užnešė į tą viršų. Все, judam. Dabar lipom ir diskutuojam, galvojam. Tenais pasistatė mašiną.
Liktai šviesas palikom. Žiūrėk, čia vaizdai kokie. Šešėlis, va, iki pat tenais. Davai. Kaip sakoma, savų niekados nepaliekam. Vaizdas toks. Belekas. Palaukiam kolegos. Bėgam į mašiną, kol apsauga neatvažiavo. Viskas. Gavom biškutį polisio. Dabar mačiau apsauga atvažiavus. Aš jau už kompo pasislėpę, tai visų pirma, mačiau mūsų jau 250. Ačiū jums. Nu, palaikymas jūsų didžiulis. Labai malonu. Labai miela. O dėl šitos situacijos, tai nepasiduokit baimėm. Nes buvo man tokių minčių, gal nevažiuot. Nu, žinot, kaip būna, bet nepasiduokit baimėm, nes dabar, kai tą baimę įveikiau, tai širdį labai malonu. Ačiū jums visiems, labai tikiuosi smagiai susižėjo ir iki sekančio.